Nenoriu, žinai, per daug kišt tau į veidą tas kameras. Galvoju, kad būtų klasikinės, tokio tai ten, žinai, jau ten nepadarysi, įliminuota nei kokią. Spalvą norėčiau tokį jau kaip kokią, žinai, ar tamsiai mėlyna, ar jūra tokia, nei žalia, nei mėlyna gali būti. Ir gali būti purpurinė tokia, gali būti. Ir norėčiau, aš esu mačius, deda tokią mažą kepuraitę ir su tuo šydu va čia, šitaip. Labai nenoriu, kad mane aprištų šaliku, apmotoriuotų ir tada per visą karstą šalikas iki kojų. Aš taip nenoriu. Aš karstą noriu gulėti kažkaip trupučiuką elegantiškiau. Tankiai galvoju, būtų gerai įkapės. Tai čia man žinok. Ką nors, sako, nusipirk močiutę. O, tai sako, Viliuk, gerai, sako, tai bus įkapė. O, sako, tai nusipirk įkapės, kokias nori, pačias geriausias. Atrodė lygos mane puolė labiau. Bet dabar tai jau aš turiu, kaip sako, įsipareigojimą moralinį pagelbėti seneliui. Už tai, kad jis va su tą minutę nieko. Pavalgo ar vaistus išgeria, va taip aš dar ten tebesėdžiu į savo vietai. Apsisukęs klausia, o mes vaistus gersim? Ar valgysim? Tai sakau, tai ką pavalgysim? O kągi aš valgiu, sako. Tai nežinau, kažkaip tai galvoju. Visos lygos blogai, bet šitaip gyvent, tai, kai jisai neturi savo tų grinai kraujo ryšio artimųjų. Bet, sakykim, kaip dabar man anūkai, tai nenorėčiau būti tokia, kad va. Tai jis kaip pamato, matai, kad tave čia pamatė vis tik tai, kad matytas. Galbūt, bet šiaip kai aš jo klausiu, kiek, sakau, pas mus vaikų, kiek dukterų, nežinau, sako, kokie vardai, nežinau, kiek nežinau. Bet kai pamato, jis tada jau kaip ir žino ir kalba kaip... matai, ir tave žino, ir, kaip vardais, tai jis labiausiai pirmaeiliai vardina Jolitą, kadangi jam blynus kepa, kas antras savaitę. Labai mėgsta miltinį su varške.